tiesą pasakius, tokia kebli situacija ir aš maniau po to, kaip iš tikrųjų, kaip reikėtų elgtis. Sakoma, reiktų apeiti piniginę, nepasimti to svetimo daikto, bet atrodo, tai yra toks sudėtingas reikalas. Nu, kaip tu gali apeiti ir palikti gulinti gerą daiktą? O gal dar net su geru turiniu. Galų gale kartais tu pasimdama tą daiktą, tu juk negalvoji nieko blogo, nei pasisavinti jos turinio galų gale, nei dokumentų, nes ir pačiai yra tai įvykę. Žinau, kas tai yra, kai prarandi dokumentus, prarandi visus reikiamus kontaktus ir visą tą gerą turinį, kas yra viduje. Tai tiesą pasakius, galbūt ir tu nori gerą darbą padaryti, galbūt tu nori radęs tos dokumentus ar tą piniginę kreiptis, atiduoti tam žmogui arba kažkur, ta prasme, padaryti gerą darbą, bet va šitoje situacijoje norėjai padaryti gerą, galvai už gerą. Kartais beskubant nepagalvoji ir neįvertini nei tos aplinkos, nei tos pačios situacijos. Kartais vidury dienos, vidury, tarkim, net pačios parduotuvės, kur pilna žmonių, gali būti ir apvogtas ir visa kita, tad turi būti atidus. O pačiai taip yra nutikę? Visai neseniai buvau apvogta. Kaip daug žmonių, prekybos centras atrodo, taip. Net neįtikinamai, kad taip gali nutikti, juolab tai padarė moteris, tai iš vis man buvo keista. Ir normaliai atrodanti moteris, bet vat. Ir iš to pasekoje mes neradome vagies, nors atrodo, tai buvo prekybos centras, buvo kameros. Dėja, kameros stovi koridoriuje, ne pačioje parduotuvėje. Tad. Nei veido, nei vagies, nei dokumentų, nei pinigų. O kaip apvogė tave? Gal vis tiek laidos žiūrovams būtų smalsu ir kitą kartą jie žinotų, kaip vertėtų ir toje situacijoje elgtis? Ta situacija iš tiesų tokia gudri, besimatuojant moteris. Avalynė, niekuomet nepasidėkite truputį tolėliau nuo savęs tašę. Pas mane tašė buvo praverta, aš su kitais pirkiniais stumtelėjau šiek tiek tolėliau, kad netrukdytų ir laimingų veidų, matavausi batukus, taip šiausi palei veidrodį, šypsojausi, kaip man jie patinka, kokie jie smagų, šilti. Ir tuomet šalimais be abejo matavosi kitus batelius, kita moteris. Ir pasiėmusi tos batelius, pasiėmusi tašę ir tos pirkinius visus nešiausi, reiškia susimokėti prie kasos. Ir dėja pasigėdau tos piniginės. Tai buvo labai greitai, kelių sekundžių darbas, bet jau nebepavyko nei surasti, nei bepagauti tos vagies. Laidos pavadinimas yra Kung Fu išmintis. Ką tau reiškia šie žodžiai? Tiesą pasakius, ko gero, šita sporto šaka man tai yra naujovė. Mes mergaitės, ko gero, domimės daugiausiai kitokiom sporto šakom, nors tiesą pasakius, tai yra labai vertinga, tai yra labai gerai, tai ne tik tai sportas, tai ne tik tai sveika gyvensena, bet ko gero tai ir geros pamokos, tiek savigynos, tiek ta prasme gyvenimui. O ar yra kažkokie tai standartai, laiko ribos, kada vertėtų užsiminėti kovos menais ir, tarkime, senyvo amžiaus žmonės jais jau užsiminėti nebegali? Aš manau, kad ribos neturėtų būti, juk manau, kad tiek jaunas, tiek senas žmogus, kad ne tik tai, kad gali, bet aš skaitau, kad netgi ir vertėtų. Juk sportuojantis žmogus yra sveikas žmogus, tad manau, kad apsimoka visiems. Daug žmonių praleidžia laiko prie kompiuterio ir gyvena virtualų gyvenimą. Ką tokiems žmonėms galėtum palinkėti? Ko gero palinkėčiau padėti tą kompiuterį į šalį, nes gyvenimas ir taip yra labai gražus ir gyvas bendravimas niekuomet neatstos to virtualiojo. Ir ką jūs tenais bedarote, bežaidžiate žaidimus, geriau nueiti pasportuoti. Faktas. Turi savo gyvenimo moto, kuris tau padeda siekti užsibrėžtų tikslų? Ko gero šypsena veido nelaužia, ar ne? Ir nėra to blogo, kas neišeitų 1000 kartų geresnė. Norint pasiekti užsibrėžtų tikslų, visų pirma, reikia turėti didelį noriu. Kai yra didelis noras, tuomet pradedi dėlioti ir tuomet jau reikalinga valia. Reikalinga stiprybė, reikalinga visgi užsibrėžtas kažkoks tikslas ir užsibrėžti kažkokie planai. Ką ko gero darom ir mes? Tai dėl to ir sulyginau
kung fu su mūsų veikla sceninė. Bet vis tik tai vat, noriu ir stengiuosi to pasiekti. Bet dažnas žmogus problema atsiranda ir sako, viskas tai ne man. Ką tokiem žmonėm daryti? Na, ko gero, todėl ir skatina žmonės sportuoti, nes sportas ugdo valią, o tai yra valia. Jeigu žmogus pasiduoda pirmoje kryžkelėje, vadinasi, jis yra silpnas. Turi įrodyti, kad tu toks nesi ir nepasiduoti, nes gyvenime būna visko ir nuopolių, ir pakilimų. Jeigu sugebėsi nugalėti nuopolį, kaip ir sakiau, kaip ir mano kredo, nėra to blogo, kas neišeitų 1000 kartų geresnį. Taigi, kas nenutinka blogo mano gyvenime, jeigu kažkoks nuopolis, kažkoks tragiškas straipsnis, ar dar kažkokia velneva, ar nepasisekimas, aš visuomet savo galvoje susivedu taip. Tai yra pamoka, taip turi būti. Ir dar būna net kartais taip, kad bėda po vieną nevaikšto. Tai, kad žinokit, pasigalvoju, kad nėra to blogo, kas neišeitų 1000 kartų geresnį. Ir iš tiesų visuomet taip pildosi. Svarbiausia nepasiduoti, nepasitraukti atgal. Tai va, iš tiesų, mėly žiūrovai, ko gero mūsų artisčių gyvenimas, ko gero, panašus į tą kung fu gyvenimą. Tai, ko gero, kaip ir sportininkai, tiek ir mes siekėme užsibrėžto tikslų. Ir žinokit, iš tiesų, neįsivaizduoju šalia savęs vyro, kuris nesugebėtų apsiginti, būtų mažas, nesportuojantis, visas toks pavėpęs. Man reikia vyro normalaus šalia, kuris būtų sportuojantis, kuris apgintų ne tik tai mane, bet ir mano artimus žmonės ir būtų to vertas. Tai žinokite, sveikas gyvenimo būdas ir sportas yra būtinybė.